Tai aš iš karto tokį pirmą klausimą turiu. Dainiau, tu esi toks, kaip pats man sakei, neturi neplanuotų kelionių. O ar esi kada nors varęs į Turkiją su tuo all inclusive ir turės tokią poilsinę kelionę tiesiog atsipalaidavimui? Labas vakaras visiems. Labai smagu, kad jūsų čia tiek daug. Ne, niekada. Niekada. Nes iš tikrųjų būna taip, kad eidamas kažkur tai Akropolį ar kitur pamatęs tas mažas kainas ir akcijas, pagalvoju, kad kainuoja tai nedaug, bet jeigu dar pridėsiu truputėlį 1 ar kitą 10 ar 100, tai tuomet galiu nuvažiuoti į Alpes, galiu nuvažiuoti į kažkur tai kitus kalnus, į galbūt kitą žemyną nuvažiuoti ir kažką tai padaryti tokio, ką galiu padaryti dabar. O Turkija, galvoju, tikrai gali palaukti to meto, kada galbūt nieko kito ir nebeliks. Tiesiog tik Turkija. Bet vieniems žmonėms užtenka tiesiog nufotografuoti kalnus ar tiesiog pravažiuoti pro juos, o kodėl tau būtent reikia juos užkopti? O čia yra labai daug priežasčių. Aš iš tikrųjų, taip į kalnus keliauju ne vien tam, kad užkopti kažkur tai ar kažkur tai nueiti, nors dažnai tikslą suformuojam ir būtent taip. Bet iš tikrųjų visų pirma keliaujam dėl žmonių kalnuose, nes daug keliaujam su bičiuliais, su bendraminčiais, tam, kad sutiktume kitus žmonės keliaujančius kalnuose. Ten iš tikrųjų darosi beprotiški dalykai ten aukštai ir stebuklingi dalykai. Tai visų pirma dėl to jausmo, dėl žmonių kalnuose mes judam į tas aukštumas tenais. Sakai, kad keliaujat ne vieni, tai kodėl, iš viso, kaip galima su tavim keliauti? Gal pradėkime nuo to. Gal irgi yra žmonių, kuriems patinka kalnai ir kaip jie galėtų prisijungti prie tavo komandos. Čia tikriausiai sukasi jau visos tos nuotraukos iš įvairiausių kelionių. Šitos nuotraukos yra iš visokiausių žemynų, visokiausių viršukalnių. Čia šitose nuotraukose yra žmonių, kurie yra šitoje salėje, jie kartu ir čionais atėjo. Pasigirsiu netgi aš esu buvęs vieną kartą. Ir ten turėtų būti tavo nuotrauka kažkur, tai aš ją įdėjau specialiai iš šitą rinkinuką. Okay. Tai žodžiu, egzistuoja toks neformalus būrys draugų, bičiulių, draugų ir mes iš lūpų į lūpas, iš vienos žinutės į žinutę susibūrėm ir išvažiuojam. Mes iš tikrųjų neturim laiko tam, kad kurtume kažkokias tai organizacijas, ar kažkokias tai agentūras, ar dar kažką tai. Mes norim į kalnus važiuoti, o ne užsimti kažkokiais kitais dalykais. Tai mes susibūrėm, važiuojam ir padarom tai, ką jūs matot šitoje nuotraukose. Kaip pašaliniam žmogui, kuris tave mato pirmą kartą šiandien, ar jam yra šansų pakliūti tavo į tą išrinktą į klaną galbūt? Yra, taigi jūs dabar žinot mano vardą, žinot pavardę, internetas visagalis ir visiems atviras. Kas labai nori pakliūti, jie pakliūna. Jie tiesiog parašo, kad labai nori pakliūti tenais. Ir kai jie parašo, kad tikrai labai nori, tai jie ir pakliūna. Taip tų žmonių daugėja dabar šitų bičiulių rate, su kuriais mes keliaujam, nes tų viršūnių tikrai buvo daug. Aš nežinau, mano kelionių į užsienį, kurias taip lydėjau grupės kažkur tai keliauti, tai yra arti 200 tų žmonių yra keliavusi apie... O va, štaigi tu, gera kepurė. Tai buvo tikrai daug tų kelionių, arti 200 ir tų ekspedicinių tokių kelionių buvo apie 50, berods buvo atsarti, kada mes kopėme į kalnus, tai tų žmonių yra tikrai tūkstančiais, bet tų tokių ištikimiausių bičiulių draugų, su kuriais keliaujame, jau tikrai yra gerokai virš 100 ir jie pastoviai vis sukasi aplink mane ir jie nuolat mane erzina ir nuolat klausinėja, kada bus ta sekanti kelionė. Jie daugybę kartų paklausė mane šiandien, va čia atėjus į šitą salę irgi klausė, kada sekanti. Aš negaliu nuo jų pabėgti. Ok, tai paaiškinam, kad tikrai visiems yra atviros durys, tai gal pakalbėkime apie tai, kodėl. Ir toks klausimas, tai kokie įspūdžiai buvo tokie, kur nepamirštumėt, kur net naktį pakėlus, galbūt iš gilaus miego pasakytum, kad vau, čia tai buvo geras kažkoks nuotykis kalnuose. Iš tikrųjų, kadangi šitos kelionės, jos nėra tokios klajokliškos kelionės šiais laikais, aš galvoju, taip, daug kas važiuoja tam, kad paklaidžiotų, atrastų kažką tai netikėtų, išklystų iš maršruto, neturi maršruto tikslaus tokio plano ir panašiai. Čia yra ne taip, čia yra ekspedicijos. Tai mes turime planą, mes turime griežtą tikslą, mes turime sumanimą, mes turime užduotį, kurią mes norime gyvendinti tenais. Tai kažkokie tai nuotykiai, nukrypimai nuo viso to jau yra negerai ir blogai. Ta prasme, ir aš kaip ta organizatorius į nuotykius žiūriu taip labai atsargiai ir skeptiškai, nes man nuotykis jau čia jau kažkas tai nebuvo apgalvota ir nebuvo suplanuota. Mes truputėlį visą tai darom kitaip.
Bet pati visa kelionė, pati visa ekspedicija, kur jinai bebūtų, jinai pati savaime yra nuotykis, nes mes darom tai dažniausiai, ko nedaro kiti, nes sugalvojame pereiti tokius maršrutus ir įkopti ten, kur paprastai niekas kitas neužkopia ir nenueina. Ir paprastai dar sugalvojam kažkokį tai sumanimą ir tikslą, dėl ko tą darom, nes tikslas vien nebūna tam, kad užlipti, ne tam, kad praeiti, bet ir kažkokią tai žinią perduoti, kas mums irgi atrodo yra svarbu. Kai mes kopėm, berods buvo Dariaus ir Girėno kažkokios metinės. Tai vienas iš tų pavyzdžių, iš tų tikslų, ne? Jo, buvo Dariaus ir Girėno metai, tai buvo 2013, viena iš tų kelionių į tos artimesnius tatrus. Mes tas keliones laikom tokiamis apšilimo kelionėmis, kuomet mes taip apšylam prieš ilgesnės kelionės. 80 metų Dariui ir Girėnui, 80 metų, kai Slovakai pastatė aukščiausią trobelę savo kalnuose. Ir tokia dvigubas sukaktis gavosi, Kaune vyko Europos krepšinio čempionatas, mes tada nešėm į trobelę dovanų krepšinio lanką ir krepšinio kamolį į trobelę, kurioje ten krepšinio vargu ar bus įmanoma pažaisti, bet kadangi trobelės šeimininkas yra toks išskirtinis žmogus, prisigalvojantis įvairiausių dalykų, tai galvojam, kad tas krepšinio lankas toje uolėtoje vietoje, neprieinamoje vietoje, ten visai įsipaišys su krepšinio kamoliu. O kaip jūs renkatės tas viršūnės, kur kopti, tos žygius, pagal ką? Labai dažnai keliautojai ir kalniečiai apskritai sako, kad mes nepasirenkam viršūnių, kad viršūnės pasirenka mus. Tai lygiai taip pat ir čionais būna tiesiog. Kartais atrodo, kad ir gerai būtų tokia seka ir toks planas, bet viskas prasideda nuo jausmo tokio, kad tarsi kalnas pats pradeda kviesti ir pradeda apie jį galvoti. Kai pradeda apie jį galvoti, tuomet pradeda rinkti žinias. Ir paskui tik tai iškeliauji. Tai tas procesas tęsiasi ilgai. Aš jau dabar mintise su kai kuriais maršrutais ir kelionėmis ir vietomis kitiems metams. Tai toks ilgas kelias. Ir paskui tiesiog viskas pradeda dėliotis ir kai jau tik dėliojasi viskas gerai, vadinasi, ekspedicija turėtų būti gera. Kokios viršūnės buvo pačios sunkiausios ir sudėtingiausios? Niekada negalvokite, kad ta viršūnė, kuri yra pati aukščiausia ir ta, kuri turi daugiausiai metrų, tai ta bus ir sudėtingiausia. Čia kaip pats pasakėjai, jog 30 valstybių aukščiausių viršukalnių tekę man pabuvoti, tas tiesa, bet jeigu kas nors iš jūsų būtumėt pabuvoję tų pačių 30 valstybių antrose pagal aukštį viršukalnės, jūs būtumėte įveikę didesnį iššūkį. Nes paprastai tas antrasis viršūnės, kurios yra šiek tiek žemesnės, jas užlipti yra sunkiau, jos mažiau žinomos, mažiau pritaikytos, mažiau prieinamos, sunkiau pasiekiamos ir taip toliau. Tai aukštis, žodžiu, ne viskas. Bet iš tikrųjų buvo tokių išskirtinių kalnų, kur teko nemažai prakaito išlieti ir tas pats Kilimandžaras per Lietuvos 1000-mečio metus. Kiek metrų? 5895, šitą aukštį išmokom gerai, tenais lipdami, tai tokia ir sudėtinga, ir brangi ekspedicija, ūpas ir noras keliauti buvo į Kilimandžarą toks didelis, kad mes neturėdami tiek lėšų ir pinigų mes nuėjome į banką, pasiėmėme kreditą ir pasiskolinę pinigus iš banko, pasišovėme kopti į Kilimandžarą, nes tai buvo Lietuvos 1000-metis. Kai tai banką klausė, kam tas kreditas? Be abejonės, jie klausė, tai visą laiką turi paaiškinti priežastį, kam tai reikia. Reakcija? Sakiau, Kilimandžaras mano priežastis yra. O jie sako, tai kaip čia taip, dabar žodžiu šitą tiesiog, sakau, man. Sako, turbūt negražinsi pinigų, nes vargu ar grįši. Jo, tokia ekspedicija, bet grįžau ir iš tikrųjų šitas kreditas, kurį buvau pasiėmęs ir mes su šeima tą padarėm, tai vėliau dėl to niekada nesigailėjau. Esu gailėjęsis dėl daugybės kitų pirkinių ar daiktų, bet Kilimandžaras niekada nebuvo tas, dėl kurio teko gailėtis. Paskola jau atiduota, viskas. Kiek pinigų reikėjo? Kilimandžaro biudžetas 2 žmonėms tuomet litai siekia apie 25 000 litų kažkur tai tenais. Galite pradėti tapyti jau, jeigu kas nori. Žodžiu, tai biudžetai yra tikrai pakankamai dideli, jeigu kada nors pasišautumėt keliauti kur nors į Himalajus, į aukščiausias viršukalnės, 8000-ininkus, tai ten tie biudžetai yra dar didesni. Kokios, pavyzdžiui, vis tiek turbūt žinai kainas tikslės. Kiek pavyzdžiui, jeigu į Everestą užkopti, ne į pačią viršūnę, bet... Aš taip dabar pasisukom apie pinigus kalbėti, kaip kokie nors bankininkai tokie. Įdomu, nes žmonės mano, kad jis gal nėra tokių sumų, gal būtent įsivaizduoja. Taip, sakyčiau, apie Everestą be kokio 100 000 eurų net neverta galvoti. Iš tiesų, maždaug tokio biudžeto reikia, kad nusisamdyti visą komandą, turėti šerpus tenais
ir leidimus kopti taip pat ir visa kita. Lietuvių ten nėra daug užkopusi ne todėl, kad kalnas yra sudėtingas, bet visų pirma dėl to, kad labai brangus. Kai Vladas Vitkauskas pirmasis ten įkopęs lietuvis lipo, tai jisai juk buvo įsidarbinęs fotografų į moterų ekspediciją kitos šalies, kad galėtų užlipti aukščiausią viršukalnę pasaulyje ir būti pats pirmas lietuvis. Tai tokiais keliais yra bandoma Smart one. Su manu. O tai vad kokie buvo sudėtingiausi, taip ir neišdavė vienos sudėtingiausių savo kopimo? Iš tikrųjų buvo gan sunkus Islandijos aukščiausia viršukalnė, jinai aukščių nėra labai didelė, bet ten didžiulis ledo luitas, daugiau nei 2 km aukštyje, pats maršrutas prasideda beveik jūros lygyje, tai dėl tirpstančio ledo, pakeliui nesančių jokių trobelių, užuovijų ir visa kita turi būti labai sparčiai įveikiamas ir grįžtama atgal. Tai teko kopti tenais su vietinių Islandų ekspedicija, kuri lipo tenais į viršų. Vienas buvo lietuvis, 20 Islandų, visi pasiruošę, visi tvirti vyrukai, tikrai buvo labai nelengva. Vien dėl to, kad nemaža dalis kelio buvo ryšyje, virvėse ir teko derintis pagal Islandų tokį visą tempą. Taip pat yra buvę ir tokių Europoje žemynės sudėtingesnių vietų, kaip, sakykime, Austrijos aukščiausia viršukalnė, Gures Glokneris, galbūt esat kada nors keliavę ten gražiais Austrijos keliais, matėt tą kalną. Beje, iš jūsų yra keliaujančių kalnus? Pakelkite rankas, kas yra bent buvę. Virš 2000 metrų aukštyje. Tai jau matau bičiuliai tavo kelią. Mano flangas, ten viskas virš 2000 nesat buvę metrų. O, matau kolega vienas. Ten dar kažkas. Tai jau tada nebeklausinėsiu, virš 3000, virš 4000, 5000. Žmonės, važiuokit į kalnus. Taigi jauni esat. Tai nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti, tai tiesiog pasiryžti. Aš iš tikrųjų galvoju, matydamas tokius, kaip pats beklaidžiančius po miestus, keliaujančius pigiais skrydžiais ir visą kitą, pagalvoju, žmonės, atidėkit šitos dalykus ateičiai, važiuokit tenais, kur gali tą dabar padaryti. Nes iš tikrųjų, kai mes į Kilimandžarą kopėm, mintis tai buvo tokia, kad pinigų tai mes neturim, bet viską turim, kad galėtume užlipti Kilimandžarą. Turim sveikatą, turim patirtį, turim kuprinės, turim aprangą, turim viską. Pinigų nėra tik tai. Tai pinigai galbūt atsiras, mes optimistai ir ateityje ir visa kita, bet tuomet į Kilimandžarą gali nebeįkopti, turėti kalną pinigų, bet Kilimandžaras bus nutolęs šviesmečiais nuo tavęs. Tai dėl to pasišovę lipom tenais ir galvoju, kad visi kiti taip pat galėtų jauni žmonės tą daryti, išnaudoti tas progas, keliaukit kitaip, taip kaip nekeliaukit, pereikit tos kanjonus, tas viršūnės, perėjas, maršrutus ir visa kita, dabargi pats metas tą daryti. Tu jau esi užkopęs 30 viršūnį, tai koks tavo yra tikslas toliau? Ar turi kažkaip dar tą V1 viršūnę, kuriai tu ruošies, galbūt kaupi pinigus, dar kažką? Iš tikrųjų, mes nuolat tų viršūnį ieškam, bet kita vertus yra viršūnį, kurias grįžtam dar kartelį. Nes pavyzdžiui, sakykime, toje Rysų viršūnėje Tatruose, kur yra aukščiausia Lenkijos viršūnė, bet to pačiu yra viena aukštesnių Tatrų viršukalnių. Tai yra tekę būti 7 kartus, yra tokių viršūnių, kaip, kur tekę būti 3-4 kartus, nes viršūnė patinka, kalnas patinka ir tuomet atsiranda noras užvesti žmonės, jaunimą, vaikus, netgi čia nuotraukų bus vaikų iš šeimos, iš artimųjų, su kuriais irgi kopėm viršų, su jaunimu, tokie visokiausi 13-14 metų, mes labai daug keliavom su Kauno jėzuitų gimnazijos žygeiviais. Tai žodžiu, amžius tikrai neriba ir tos nuotraukos čia visą tai liudija. O tos viršūnės jos nuolat planuojamos ir galvojama apie jas. Kokia tavo svajonių viršūnė, kurią dar nesi užkopęs? Aš labai nemėgstu atsakinėti į šitą klausimą. Bet tu esi sakęs, kad tu nekopsi niekada į Everestą ir net nebandysi. Kodėl? Tikrai esu taip sakęs? Ja. Gal todėl, kad yra kitų viršūnių, gal todėl, kad tai būtų per daug populiaru, per daug kažkaip įprasta. Per daug įprastai Everestui kopti. Jo, kažkaip tai per daug. Kiekvienas tiko jo. Nes iš tikrųjų tą patį matyt atsakytų ir nemažai kitų stiprių Lietuvos alpinistų, kurie irgi kopia į kalnus aplinkui, bet į Everestą kažkaip tai neskuba ir tikrai nesiveržia. Yra Matas Šalčius labai gerai pasakęs, aš tą mintį visą laiką prisimenu, jisai išvažiavo iš Kauno su motociklu, nuvažiavo iki Lietuvos pasienio ir ten sutiko moterėlę, kurie paklausė, kur tu važiuoji. Iš tikrųjų, Matas Šalčius važiavo į Indiją, į Kalkutą,
ir jisai, na, pasakė, kad, na, aš važiuoju į Virbalį. Ir paskui savo dienoraštį jisai užrašė, kad geriau yra pasakyti, kad važiuoji į Virbalį, bet nuvažiuoti į Kalkutą, negu kad pasakyti, kad važiuoju į Kalkutą, o nuvažiuoti tik iki Virbalio. Tai va, ta mintis man kažkaip irgi labai patiko, aš galvoju, na, kartais pernelyg drąsiai besigeriant ir besipasakojant jau kas vat, na, planuose ir visa kita, paskui gali viskas taip ir išslysti iš rankų. Tai, žodžiu, kol kas pasikuklinu ir neatsakau šitą. Kokių yra nutikę vis tiek? Nu, pavyzdžiui, mes, kai kalbame apie kalnus, vis tiek yra toks faktorius, nu, pavojus. Ar kiek tai pavojinga yra? Kiek, vat, kopiant su tavim, sakai, kopinė vienas, kiek yra, nu, pavojus faktorius čia? Visada. Ar tai yra tie keliai labiau praminti? Visada, nes maršrutų irgi taip pat būna visokių ir viršukalnių būna visokių ir sakykime, na, čia yra tokių vat, na, vaizdų ir iš Elbruso viršūnės, kur esam kopę. Tai rizika yra visada ir kelionės metu organizuojant, vadovaujant kelionį, mano tikslas yra sumažinti tą riziką tiesiog iki minimumo, kad jinai būtų kiek galima mažesnė. Bet kita vertus, na, ta rizika yra visur kitur, ir gatvėje, ir mieste, ir skrendant lėktuvais ir važinėjant automobiliais. Tai žodžiu, tiesiog tikslas sumažinti riziką, kiek galima labiau ir išvengti tų... Ar buvo pasitaikę kažkokių nelaimę? Žinot, kai kelionių yra apie 200 sąraše, tai žinoma. Nu, žodžiu, jeigu taip paprastai tariant, sraigtasparniai kalnuose sukvėlės 3 kartus. Tai žodžiu, šitą kuomet jau tikrai reikėjo pagalbos, yra tekę gelbėti žmonės iš kitų šalių, tiesiog nukritusius ir susižeidusius, bet čia tos istorijos gal kitam kartui. Kas tai yra galbūt tokios, ką esat radę kalnuose, pavyzdžiui, tiek užkopėte kalnus, ten turbūt galbūt palieka kažką įdomaus, kitelpinis ten pačių viršūnių, ką esat tokio įdomiausia radę? Dėl daiktų palikimo, tai aišku, čia ilgesnė istorija, bet mes bandėm iki Kilimandžarą, kai lipom, užnešti, kadangi buvo 1000-mečio metai, užnešti metalinę lentelę. Ir tą lentelę ten prikalti, kad Lietuva švenčia Lietuvos 1000 metų jubiliejų. Ir tą lentelę buvom pasidarę metalinę, išsigręžę skylės, ten pasidarė vėlutes, nešėm plaktuką, replės ir visą kitą, kad užsuktume tenais į viršų tą ženkliuką. Ir ten pačioje viršūnėje, kur jau degonės mažiau negu 50% ir visą kitą, ir daug žmonių aplinkui tokių bekraičiančių ir visą kitą. tą lentelę šiaip netai bandėm prikalti ir ten ir su plaktuku mojavom, kol vietinis vienas iš vadovų, vedlys jisai sulaikė ir sakė, na liaukitės, negalima kalti šitų lentelių ir visą kitą ir taip toliau. Įsivaizduokit, kad kas čia būtų, jeigu jau kiekvienas tas paliktų savo kažkokį tai ženklą, vienas Lietuvos 1000-mečio lentelę, kitas savo šuniuko nuotrauką, kitas ten kokią nors mėgstamo gėrimo etiketę ar dar kažką tai ir panašiai. Tai tose viršūnėse taip atrodo, kad smagu kažką tai palikti, bet iš tikrųjų tie paliekami daiktai greitai pasidarytų šiukšlių krūva. Va čia yra tokia nuotraukų galerija, pačios surinkta su įdomiausiais radiniais kalnuose, tai gal galėtų trumpai pakomentuoti. O ne, čia ne radiniai, čia truputėlį dar yra įdomiau. Labai dažnai kopdami į viršūnės mes turime tokią sumanymą kompanijose nusinešti į viršūnę netikėčiausią daiktą, o kartais tas netikėčiausias daiktas būna ne tik daiktas, bet ir visa apranga ir visa ekipuotė, galima taip sakyti. Tai čia yra nuotraukos iš tų viršūnių ir su tais daiktais, kurie žmonės nešasi į viršūnę. Aišku, čia jau visą tai yra nešta tam, kad laimėti konkursą netikėčiausio daikto. Bet tas konkursas gimė tuomet, kai mes pamatėm, kad per žygius, per ekspedicijas būna daiktų, kurie žmonės nešasi, bet jie visiškai nereikalingi yra. Jie tokie beverčiai. Tai žodžiu, štai, čia yra aukščiausia Šiaurės Afrikos viršūnė, Topkalio kalnas, ten už 4 km. Rengėt. Jie buvo vestuvės jau atšventė ir tiesiog nešėsi vestuvinę suknelę mergina ir kaklaraištį vyrukas tam, kad galėtų ten viršūnėje persirengti ir paskui vietiniam tenais marokiečiam tikrai padarė nemenką įspūdį. Tai buvo daug vyriausių įdomių dalykų, čia šitose nuotraukose buvo ir, sakykime, Indrės, kurie yra čia, žmonių dantų vėrinys užneštas į viršų. Iš kur jūs gavote juos, žmonių dantis? Tai žmogus čia pagal profesiją, taip sakant, turi galimybę sukolekcionuoti tokią kolekciją ir paskui užnešti ten į viršų. Taip pat yra buvę tokių, kad laimėti netikėčiausiai, dar, pavyzdžiui, Henriko Gudavičiaus istoriko portretas įrėmintas rėmelyje. Ir dar ten visokiausių automobilių detalių, čia visa nardymo apranga ir visa kita, čia yra vėlgi Tatrų viena iš aukštesnių viršukalnių.
mūsų geras bičiulis Tautvydas yra viršai. Įsivaizduokit, koks yra jausmas visiems kitiem, kurie ten kopia visą dieną nuo pat ryto iki pavakarių, užlipa į viršų ir ten paskui lietuvis viršūnėje su tais plaukmenimis, tenais ir akvalangų ir visa kita pasitinka visus užlipusius. Tai būna tokia nuostaba gan nemenka. Tai žodžiu, čia visokiausi tokie daikčiukai. O nuo kelių metų pats pradėjai keliauti ir koks buvo tavo pirmas kalnas ir kas tave įkvėpė keliauti? Aš iš tikrųjų nepradėjau, daug kas įsivaizduoja, kad tie kalnai kažkaip tai atsirado vaikystėje, jaunystėje. Nes Lietuvoje nėra jų, tai net negalėjo atsirasti. Tai kažkaip tai tie kalnai atsirado mano gyvenime jau studijų laikais. Ir viskas atsirado iš noro keliauti. Ir kaip pirmas iki, antras iki nuvažiavau į kalnus, kažkaip labai greitai supratau, kad tai yra ta vieta, kur visą laiką norėsis sugrįžti. Ir paskui, būnant prie kalnų, būnant kalnų slėniuose, žvilgsnis visą laiką krypo į viršūnės, į vieną į kitą, ir taip vienas maršrutas kitas, ir paskui apetitas kyla bevalgant. Tos kelionės pradėjo vis labiau erzinti ir kviesti, ir taip atsirado visos tos viršūnės tenais. Dabar iš tikrųjų šeimoje esantis vaikai ir visa kita, jie iš tikrųjų keliauja daug ir šitą, jeigu sakykime, pas mane yra 30, tai pas mano 6-metį sūnų jau yra berods 12 valstybių aukščiausios viršūnės, o jam jau dar tik 6 metai. Tai ir jam 6 metai, aplankytų šalių sąrašas yra 31, ta prasme. Tai aš įsivaizduoju, kad aš netgi kartais pagalvoju, kad man pačiam nebeverta skubėti su skaičiais ir kažkaip tai vaikytis šitų skaičių, apie kurias mes dabar kalbam, nes jaunimas vis tiek aplenks. Čia tik laiko klausimas yra, nes galimybės keliauti, galimybės kopti, važiuoti auga geometrinė progresija kiekvienais metais, nes jūs patys matot pingančius skrydžius, pingančias keliones ir visa kita. Tai jau tuomet vaikyti skaičių kažkokiu tai rekordu gal neįtin ir verta, nes pavys jaunesnioji karta labai greitai. Tai jeigu tavo vaikas keliauja, tai gal nėra ir taip ir ten baisu, ir ten galbūt viskas ten taip labai saugu iš tikrųjų, nes dauguma tėvų netgi jaudinasi, kai jų vaikai išvyksta kažkur netoli į užsienio, tu čia visiems kartu su savimi tokius kalnus. Taip, mes, pavyzdžiui, su vaiku nešamų kuprinėje lipome į Bosnijos aukščiausią viršukalnę, ten takas yra užminuotas, eini, ir stovi ženkliukai, ta prasme, kad neišsukite iš tako, nes yra vis dar nuo karo likusių minų. Ir mes keliavom ten, darėm šeimos kelionę. Ir čia jūs nefilmuojat, mano mama nematys to, ne? Deja. Normaliai šeimos keliauja į Druskininkus savaitgalį, į Palangą, dar kažkur čia tiesiog. Ne, mes šią vasarą savo šeimos atostogas praleidome Kosove, tai žodžiu, renkamės tokius nestandartinius maršrutus ir tikrai, keliaudami per kalnus, per Balkanus, šiemet su savo automobiliu nuvažiavome iki Stambulo, kirtome Bosforo sąsiaurį ir paskui grįžome atgal. Tai per 20 šalių ir 3 valstybių aukščiausias viršukalnes sugebėjom užlipti su vaikais kartu. Kas dar liko Europoje iš to aukščiausio viršūnių? Europoje dar liko viršūnių, kai kurios, aišku, kai kurių valstybių tos aukščiausios vietos reikia pasakyti, jos tikrai nėra aukštos ir tiesiog reikia pasiryžti, reikia tenais nuvažiuoti, jos niekur nepabėgs ir niekur nedings, pavyzdžiui, kokia nors tenais Baltarusijos aukščiausia vieta, kuri yra vos keliais metrais aukštesnė už Lietuvos vietą. Tai tiesiog, manau, kad tos vietos niekur nedings, o iš tokių didesnių iššūkių, į kurias norėtųsi užlipti ir pasiekti, tai žinoma, dar labai daug yra likę Balkanų šalyse, jų ten yra labai daug, ir kai kurios iš tų viršūnių yra karinėse teritorijose ir sakykime, pavyzdžiui, būtų beprotiškai fantastiška, žinokit, aš vis tiek kada nors darysiu ekspediciją tenais, jeigu kas norėtume, tai galėsit prisijungti į Makedonijos aukščiausią vietą užlipti, ten yra karinėje teritorija pati aukščiausia vieta ir tik keletą kartų per metus galima lipti į tą aukščiausią viršūnę, lydint kariuomenį. Ta prasme, kariuomenė lydi visą laiką ir tu turi leidimą įkopti į viršų, nusileisti žemyn. Belia kaip gera atrakcija būtų. Tai turėkite omeny. O šiaip, jeigu kažkas nori užduoti klausimų, tai pakelkite ranką, mano kolegė jums tikrai atneš mikrofoną. Gal turite kažkas klausimų? Dainiui? Negi, taip niekas neturi klausimų. Ok, tai galbūt į pabaigą, tai Dainiau, tai kuo tau kvepia kelionės? Kelionės kvepia užpildytų gyvenimų.
Iš tiesų, be kelionių būtų sunku įsivaizduoti. Ten kalnuose iš tiesų, ten kvėpuoji viskuo iš tiesų. Ir tai tiesiog, atrodo, kad atsigauna viskas, visi jutimai, kuriuos turi. Ten nušvinta naujos spalvos ir vėjas, ir lietus, ir sniegas, ir visa ta gaiva iš tiesų nuplauna daug dalykų ir prikelia ir paskatina gyventi toliau ir daryti visus kitus dalykus. Aš žinau, kelionės tai yra variklis gyventi, be jų niekaip. Tai ačiū Dainiui.